tai atsirado prieš tos 25 dabar jau gal metus, nes mes labai norėjom, kad lietuviškas prekinis ženklas būtų tarptų visų, kurie jau radosi prekiniai ženklai, kad tai būtų labai lietuviškas. Mes tą lietuvybę nešėm per savo gaminius į pasaulį, sakydami, koks gražus šitas kraštas, kokią mes turim gražią legendą. Ko gero, pirmieji išvažiavom į tą tarptautinę rinką ir pasirodė su rankiniu audimu. Bet rankinis audimas, kuris yra jau pritaikytas namams, šiuolaikiniams namams, ne kažkokios replikos istorinės, kur tu gali naudoti ir taip toliau. Tai mes su oda eksperimentavom ir visiems labai patiko, kad tai yra nauja, kad tai yra taip. Tai žinoma, tada jau gilyn eini. Iš tikrųjų dabar kaip atsitraukus ir labai ramiai pasižiūrėsiu tuos visus mūsų gaminius, kurias mes darėme, jie gražus. Jie tikrai gražus. Tuo metu, kaip tai darai, ir kaip kiekvienas kūrėjas pasakytų, pas tave ten bangų jūra. Atrodo, patobulintum, padarytum, pakeistum. Bet tiesiog atsitraukus, viskas yra gerai. Yra smagu, kad tai yra gausybės žmonių produktas. Tu gali tą pirminę idėją nuostabiausią sugalvoti, prie to prisiliečia vėlgi audėja, prie to prisiliečia netgi mes vienu metu su siūlais eksperimentavom, juos sukdavom. Ir tai pagalvojus, kaip tos skruzdėlės, tada tas tavo Jūratės prekinio ženklo gaminys tiek daug rankų ir prisilieti prie jo. Tai tas yra irgi labai labai smagu.